Miestai, kaip ir žmonės, turi savitus bruožus, likimus, paslaptis. Miestuose tarsi veidrodį laikmečio dvasia, laimėjimai ir nepasisekimai. Begalę žaizdų paliko mūsų miestuose karas. Jiems reikėjo gydytojų. Tie gydytojai buvo architektai. Nelengva derinti architektūrinę mintį su statybinės industrijos reikalavimais. Šioje srityje daug pasidarbavo ir vienas Vilniškių, Bronius Krūminis. Mes davėm papildomai vaistinę, papildomai išvystėm didesnį paštą, alaus ir kadangi jis statysis eilėmis, mes skaitom, kad jeigu antrojo eilė turės restoraną, tai pirmoje eilėje restoranas galėtų ir nebūti. Tamoševičius teisus, kad atviruose mikrorajonuose išorė matysis irgi labai gerai, ne vien tik tai uždaras pasažas. Man rodos, kad kažkaip tai turint šitą frontą, norėtus tą jaukumą vidaus, dėl to, kad visgi šitas pasažas duoda tam tikrą izoliavimąsi. Juk mūsų ta prekyba visą laiką galvotrukščiais, reikia liekti atvažiuoja į gatvę, čia įlėki. Kaip tik tai tas pasažas visuomet duoda sukoncentruoti, surinkti vaikus, surinkti žmogui, kad šičia praeitų. Tai čia būtų dar vienas žingsnis. Žodžiu, mūsų centrai automatiškai net pagal tą patį projektą daromi nebūtų visiškai tokie patys. Tai čia mums taip, čia išvis tada jau būtų tikrai galima pradėti gyventi. Tai mobilė sekcija. Daugiau kaip 700 Respublikos architektų neša atsakomybę už estetinį, socialinį, buitinį miestų likimą. Drauge su jais geologai, topografai, konstruktoriai, vien projektavimo srity iki 30 įvairiausių specialybių. Thank you.